Laidos žiūrovų vienas didžiausių malonumų yra sukišti rankas į žemę ir kažką padirbėti, kažką nuveikti. Tačiau šiuo metu žemės darbai jau pasibaigė, o mes su Apolonija Zizirskiene sugalvojome, kad mes vis tik tai dar galėtumėm šitą nuveikti, kad anksti pavasarį turėtumėm nuostabių žiedų. Tai Apolonija, koks tas mūsų būtų patarimas? Aušrelė, patarimas netingėti reikia, žinai, ir va, šiandien parodysiu, kaip galim pasiruošti iš rudens, kad galėtume prasižydinti kvietkelių, nu, ant kovo 8, žinai, va, mūsų švenčių moteriškių, nes, nu, vyrai, žinai, apkiaušėliai, ar jie mums padovanos ką nors, o pačios va užsiauginsim ir pasituvanosim, gerai? Tai nuo ko dabar pradėti? Ką čia reikia turėti? Nu, tai, žiūrėk, nusipirkau tokį lauvį. Namie, nu, galima reikia beriukus, į vilę kur, žinai. Ale, aš tau palangį svietą, nes paskiau reikės anas nešti į kambarį, žinai. Tai nusipirkau va tokį didesnį ir prisipirkau, žiūrėk, hiacintų, tulpių ir krokų. Šitų svogūniukų. Reikia juosius va dabar pasiruošti, va, ir pašaldyti būtinai juos reikia, nes kitaip nežydės. O pati pradžia, nu tai ką, žiūrėk, va, aš čia su peiliu galu pasidariau tokių skylučių drenažinių. Va, turiu senos agro plėvelės, įsidėsiu biskį į dugną. Va, ir dėl viso, žinai, drenažo reikia biskį, va, tokio turiu sijoto žvyriuko į dugną. Įdedam. Va. Tas biskį, žinai, smėliukas, jisai, kai laistysim, prafiltruoja žemę, kad žemių nebėgtų ant palangės visokio, nors į kažką tai tokio, žinai, įstatyti vis tiek sveika būtų, kad palangė negestų ir visą kitą. Na va, ir mes čia turim tokio durpžemio. Čia praktiškai paruoštas naudojimui, žinai, nu, kas netingi, galima įmaišyti daržiniai žemės kokios, bet žinok, gera ir šita. Kaip komponuoti, Apolonija? Tai iš eilės ir dėstykim, žinai, tai va, kai aš jau čia kaip suvalkyti, žinai, baisiai taupau, tai į vieną noriu viską sugrūsti. Tai va, ir laikyti nekur šilta. Laukia kur nors pašiūrė, nu, kad pelės kokios neprasisuto, katės neprikakotų čia, žinai, tą lauvį. O va, aš tai palei tvarto sieną va pašiūrė padedu ir tegu šala, tegu sninga, gali ir apsnigti ir aplyti.